Ar žinojai, kad nervinė sistema tai visas tavo gyvenimo valdymo pultas? Ji reguliuoja širdies ritmą, kvėpavimą, virškinimą, žinoma, imuninę sistemą, emocijas ir netgi hormonų veiklą. Bet kas nutinka, kai nervų sistema išsiderina? Atsiranda nerimas, nemiga, nuolatinis nuovargis. Kūnas nebegauna tinkamų signalų ir ima šlubuoti širdies veikla, silpsta atmintis, krenta koncentracija. Imunitetas, jis tampa pažeidžiamas, o lėtinės ligos progresuoja vis greičiau ir dažniau. Įspėjamieji ženklai, kad nervų sistema jau nebepajėgia. Dažni galvos skausmai ar migrenos, drebulys ar raumenų įtampa, dirglumas, nervingumas, neramus miegas arba nemiga, staigus nuotaikų svyravimai, nuolatinis nuovargis net ir po poilsio. Kitaip tariant, silpsta nervinė sistema ir ji pamažu griauna visą tavo organizmą. Ir blogiausia tai, kad dažnai mes ignoruojame pirmosius signalus, sakome, tik šiek tiek pavargau, tiesiog blogai išsimiegojau ir tai nuolat kartojasi, arba girdime tai nuolat iš artimų savo žmonių. Tai rodo, kad jau reikia pagalbos tavo nerviniai sistemai. Jie nepajėgia ilgai atlaikyti šio laikinio gyvenimo tempo. Jei nepasirūpinsi jie pats, tai kas kitas? Iš kur tai žinau? Aš esu Svetlana, praktikuojanti nutriciologė. Jau 7 metus padedu žmonėms stiprinti organizmą natūraliais būdais. Jei atpažinai bent kelis iš šių simptomų, parašyk man asmeniškai. Pasidalinsiu patarimais ir papasakosiu, kas gali padėti sustiprinti tavo nervinę sistemą.